Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gal kas turite kokių klausimų? Jūs sakėte, kad pavydas suėda patį pavydo savininką. Ar galite teigti, kad kai užsiimame savigraužą, tai taip pat yra pavydo pasireiškimas? Savigrauža ir pavydas yra šiek tiek skirtingi dalykai. Savigrauža yra tada, kai netikime savo sėkme, netikime savo pokyčiais. Mes sakome, įprastai savigrauža yra tada, kai žmogus analizuoja save nežinojimo gūnoje. Tai yra, jis sako, va, aš toks mažas, aš toks bjaurus, aš nieko negaliu padaryti, aš neturiu smegenų. Paprastai save ėdantys žmonės yra tie, kurie sako, oi, čia mano bloga karma. O kodėl tu negali? Na, tokia mano karma. Tai savigrauža. Žmoguje yra du kraštutinumai – savęs išaukštinimas ir savęs menkinimas. Savęs išaukštinimas veda į pasididžiavimą, o savigrauža veda į vergiškumą. Tai kraštutinumai. Nereikia taip daryti. Savigrauža veda prie neveiklumo, prie tingumo, pasiteisinimų dėl savo ryžto stokos, prie savojo talento, unikalumo ir individualumo sunaikinimo. Višvamitra galėjo atsiverti kaip didis karalius, didis kšatrijus ir tiek daug pasiekti dvasinėme gyvenime. Bet dėl pavydo jis pavirto į brahmaną. Keista tokį. Savigrauža kartais priveda prie tokių dalykų, kad mes galime visai nieko nebedaryti. Oi, mes turime blogą karmą, mes negalėsime ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nėra gerai. Todėl šastros sako, neliūdėkite dėl praeities ir nesvajokite apie ateitį, gyvenkite dabartyje. Ir viską nulems bendravimas su tais, kurie yra geresni už jūs. Štai ką aš jau noriu pasakyti. Vietoj to, kad kurti jiems intrigas, geriau ieškokite to, kuris geresnis už jūs ir mokinkitės iš jo, tarnaukite, mokykitės, žavėkitės, šlovinkite. Bet jei vengsite tų, kurie yra geresni už jūs, dėl kai kurių jų trūkumų, kas sakoma šastruose, kai Džagajus ir Madhajus pradėjo atsidavimo tarnystės kelią, visi žinojo jų biografiją, jie buvo labai garsūs niekšai. Tačiau žmonės juos priėmė kaip ką? Kaip šventuosius. Ir iki šiol Indijoje yra tokia vieta, kuri vadinama Khat. Džagaja Khat ir Madhajat Khat. Tai tokia vieta, kur jie atlikdavo apsiplovimus ir ji laikoma šventa vieta, nes jie sulaukia gailestingumo, o sulaukia gailestingumo tik dėl vienos priežasties. Taigi, nenusiminkite, kokia jūsų biografija. Mes su jumis pakalbėsime šiomis dienomis apie tai. Ką mes čia veikiame? Mes stengiamės įveikti savo pavydą. Kodėl sakoma viskas priklauso Dievui? Niekas neturėtų kėsintis į Šri Upanišad padėtį. Kodėl sakome, kad niekas nėra lygus ir niekas negali pranokti Dievo? Kodėl užsiimame šravanam kirtonu? Kodėl mes šloviname tą, kuriam kadaise pavydėjome? Mes klausomės apie jo nepralenkiamas savybės. Klausomės apie jo grožį, apie jo valdžią, apie jo turtus, apie jo žaidimus, apie jo savybės, to, kuriam pavydėjome. Ir todėl klausydamiesi, nusilenkdami jam ir taip toliau, nusilenkdami jo bhaktams, tai yra, jis turi palydą,
palydos atributus. Kas yra šios palydos? Tai baktai. Todėl sakoma, kad turime atsikratyti šios būsenos, įžeidinėti baktus. Nes pagrinde mes įžeidinėjame tuos, apie tai pakalbėsime. Nes mes negalime to pripažinti. Nes sakoma, kad pripažinti, jog jam pavydžiu, sako apie tai, kad aš ne šūdra. Žinoma, kad aš blogesnis už jį. Tai prisipažinimas, kad aš esu blogesnis už jį, ko mes sau leisti negalime. Ar pyktis visada sukelia pavydą? Pyktis nesukelia pavydo. Yra provokuojančių veiksnių, kurie gali išprovokuoti pavydą. Pavydas kaip gyvatė. Gyvatė įpainioja viską. Kodėl sakoma, kad jausmuose geismas? Kaip kas? Kaip gyvatės urvai. Labai stebina. Tokiu būdu pavydas persmelkia visas savybės ir yra jų kas? Nu kas? Pagrindas. Tai ta energija, kuria jie maitinasi šiuo pavydu. Ir visos kitos savybės maitinasi pavydu. Čia sakoma, aš perskaičiau tekste, yra dvi priežastis. Sulyginome save su Dievu ir vienu metu pavydėjome. Ir viskas. Kol neatsikratys šito gyva būtybė, nes iš to kyla nežinojimas. Kaip nežinojimas pasireiškia? Sulyginimusi save su Dievu ir pavydas. Viskas. Ir tai iškart sukėlė norą nepriartėti prie jo, netarnauti jam, o ką daryti? Atitolti nuo jo, pareikalauti nepriklausomybės. Tai yra iškilo koks aspektas? Neteisingumo. Jei tu mus taip myli, tada kodėl mes tokie niekšai? Matote, kaip viskas yra? Ir todėl Bhagavat pasakyta, kad kažkada gyva būtybė pavydėjo. Krišną mes jau pamiršome, bet dabar mes pavydime viskam, kas turtingesnis už mus, gražesnis už mus, protingesnis už mus, užima geresnės pareigas nei mes, kas labiausiai žadėjęs už mus, mes pavydime viskam, bet labiausiai mes pavydime tiems, kurie patrauklūs kitiems. Todėl dabar mūsų eroje, kas labiausiai mėgdžiami, tai kino aktoriai, kino žvaigždės. Todėl jūs niekada nepamatysite filosofijos žvaigždės, apsuptos tiek daug žmonių, arba žvaigždžių kultūros ir mokslo. Bet visos šūdros visada yra šalia ko? Šalia žvaigždžių. Kokių? Muzikos ir filmų. Arba garso takelio iš kino filmo, arba herojaus iš filmo. Mes sakome kaip Rembo, kaip tas, kaip Bruce Lee, kaip dar kas. Mes kino aktoriais tapome, nes mes priimame iliuzijas. Ir mes mėgdžiojame, visi mėgdžioja. Rengiamės kaip žurnaluose, filmuose ir taip toliau. Kalbame, judame, pamatome ir viskas, veikiame, darome. Pradedame puoselėti tas pačias vertybės, tuos pačius troškimus. Oi, mums dabar reikia važiuoti labdaringą veiklą, užsiimti kitoje vietoje. Tik 2 valandas filmą pažiūrėjo ir viskas. Svetimas gyvenimas. Gaukite ir pasirašykite. Matote, kokią įtaką daro mums? Ką mes padarėm? Kodėl mes taiga užsinorėjome to paties? Pavydime. Pavydime. Bet ar mes padarėme ką nors? Ne. Ar galite perskaityti apie pavydą gerumo gunoje? Tiksliai, kas parašyta. Būtent perskaityti? Gerai jau. Jei žodžiais netikite, todėl pasiruošiu popieriukus. Žodžiu niekada netiki. Ašgi ne Judhišthira. Ir taip, pavydas gerumo gunoje.
Tai yra tai, kai matai gerumą žmoguje ir nenori, kad jis tai prarastų, o pats stengiesi įgyti tokias savybės, įgūdžius, meistriškumą ir gerumą. Tai yra leistina, nes pavydintysis nori mokintis pas sėkmingąjį. Ar mes išoriškai perimame blogas savybės aistros gūnoje iš žmogaus? Taip, mes viską perimame išoriškai. Net įpročius ir klaidas ir žmogų išoriškai. Perimame jo leksikoną ir žodžius 5 po 10. Bet išoriškai norime būti panašus į visokiomis išdaigomis. Ir moteris ir vyrai taip daro. Mes visada bandome pavydėti. Net nebandome. Tai vadinasi raga. Spontaniškai. Mes spontaniškai pavydime viskam. Čia sakoma, objektams pavydime. Tik pasirodė ir viskas. Ką tik buvome patenkinti ir pas ką tik geriau ir viskas. Pavydas. Ir vos tik šis jausmas apima širdį, pajaučiame naują vibraciją, kad mes nuliūdome, jog kažkas yra geresnis už mus. Žodis Krišna, ką tai reiškia? Visų patraukliausias. Tai reiškia, kad labiausiai už viską mes pavydime kam ar ko? Taip, tam, kuris yra labiau patrauklesnis nei mes. Mes labai pavydėti pradedame. Mes pakalbėsime apie šias skirtingas sritis. Mums kažkodėl iškart nepatinka jo paskaitos. Kirtonas, ar dar kažkas nepatinka. Ir aplamai, kas čia tokio gero? Ypač kai mes matome ateinantį žmogų, kuris turėtų mumis žavėtis, o jis sako, ar jūs žinote, o jis toks. Mes iškart, na gerai, jau gerai, nusiramink, ką tu veikiai tokiame ražase? Kas čia tokio? Nusiramink, na taip, jis geras, nusiramink, ramiau. O aš vat girdėjau, ką tu sakai. Žinai, ten yra jūra žydinti, o čia koks stebuklas. Bet ten šviesoje toks stebuklas, audringa liūčių jūra, o jie liks krante, 33 didvyriai. Tai yra stebuklas. O tada, kas ten buvo? Ar ilgai keliavot? Kas ten vyksta už jūros ir koks ten pasaulyje stebuklas? O kas čia aplamai nutiko? Tos 3 seserys, o caras pasirinko vieną. Ir tos 2 seserys, ką jos pradėjo daryti? Ir prasidėjo ištisi didžiuliai įvykiai. Matote, kaip viskas paprasta. 24 valandas per parą dėl pavydo. Kiekvienas žodis iš pavydo, kiekvienas veiksmas iš pavydo, kiekviena mintis pateisinanti pavydą ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų švara tai išsivadavimas iš pavydo, nes klaidingas ego pasireiškia kame? Palyginimuose. Ir kai mes matome palyginimais, pamatome, kad kažkas yra geresnis už mus, pranašesnis ir mes pradedame pavydėti. Ir vietoj to, kad pasimokinti to iš žmogaus, mes pradėjome regzti intrigas. Jie pradeda pavydėti aukščiausiam Dievo asmeniu gyvenančiam jų pačių širdise ir piktžodžiauja. Tai yra, ką jie daro. Jo įstatymus, jo veiksmus, jo vardą jie kritikuoja, trumpai tariant. Apie kokią prigimtį mes kalbame? Apie demonišką. Apie demonišką. Tai labai svarbu aptarti, kadangi mes ne visada suprantame, kas vyksta su mumis ir kas vyksta aplink mus. Mes daugiausia daugelį dalykų darome pagrindę dėl pavydo. O įdomiausia yra tai, kad ir gerus darbus darome dėl pavydo. Kadangi pavydas yra pati motyvacija materialiame pasaulyje. Atsiranda konkurencija, varžybos ir taip toliau, ir taip toliau. Gerumo gūna yra išmokti savybių.
Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dabar perskaitysiu eilutę iš 7-osios Šrimad Bhagavot giesmės, 9 skyriaus, kuris vadinasi Prachlada ramina viešpatį Narasimhadevą. 40 eilutė. Nereikia kartoti. Perskaitysiu sanskrito kalbą, literatūrinį vertimą ir komentarą. Teksto vertimas. O neklystantis viešpatie, aš panašus į žmogų, turinti daug žmonų, kur kiekviena savaip bando sužavėti. Pavyzdžiui, liežuvis nori mėgautis gardžiais patiekalais, lytinis organas nori tenkintis saldžiais geiduliais su gražiomis moterimis ir oda liestis prie ko nors minkšto. Skrandis, nors jis jau ir pilnas, bet reikalauja dar daugiau maisto. O ausys, kurios net nesistengia girdėti tave, jas traukia dainos iš kino filmų. Tuoj surasiu vertimą, kaip čia išversta. Maloni muzika, o išvertė kino filmai. Kai žmonės skaitys, sakys, kokie kino filmai, o pažodžiui verčiasi maloni muzika, o jie tai išvertė kaip kino filmai kažkodėl. Na, nežinau, kas ten buvo. Gal kas klausėsi naujoko vertėjo? Ne? O kodėl kino filmai? Prabhupada tai išvertė. Aš visada sakydavau iš kino filmų ir visi juokdavosi. Reiškias, ne aš vienas toks. Ir taip, skrandis, nors jis jau ir taip pilnas, bet reikalauja dar daugiau maisto. O ausis, kurios net nebando girdėti apie tave, joms patrauklios tik dainos iš kino filmų. Uoslė mane traukia dar kažkur kitur.
Neramios akys nori stebėti, kaip kiti su malonumu atsiduoda jūsliniams malonumams, o veiklos organai traukia savo kryptimi. Nenuostabu, kad vėl nepažįstu ramybės. Dar kartą. O neklystantis viešpatie, aš esu panašus į žmogų, turintį daug žmonų, kurių kiekviena savai bando suvilioti jį. Pavyzdžiui, liežuvis nori mėgautis gardžiais patiekalais. Lytinis organas nori tenkinti saldžią aistrą su gražiomis moterimis, o oda liestis prie ko nors minkšto. Skrandis, nors jis jau ir taip pilnas, bet reikalauja dar daugiau maisto. O ausys, kurios nesistengia klausytis apie tave, domisi tik dainomis iš kino filmų. Uoslė mane traukia dar kažkur kitur. Neramios akys nori matyti, kaip kiti atsiduoda jūsliniams malonumams, o veiklos organai traukia savo kryptimi. Nenuostabu, kad nepažįstu ramybės. Dieviškosios malonės Svamio Propados komentaras. Žmogaus gyvenimas skirtas Dievo pažinimui. Tačiau eiti šiuo keliu, kuris prasideda nuo Šravanam Kirtanam Višno, girdėti ir giedoti šventus viešpatės vardus yra labai sunkus, kol mūsų jausmai siekiasi materialių objektų. Todėl atsidavimo tarnystė prasideda nuo jausmų apsivalymo. Kai esame sąlygotoje būsenoje, mūsų jausmai yra užteršti materialiais malonumais. Ir kol žmogus jų neapvalys nuo tokios taršos, jis negalės tapti bhaktas. Todėl Krišnos sąmonės judėjime mes nuo pat pradžių rekomenduojame riboti jausmų aktyvumą ir visų pirma liežuvį, kurį Bhaktivedanta Akūras vadina ypač godus ir nežabotas. Kad žmonės galėtų kontroliuoti savo liežuvį, mes remdamiesi šastromis patariame jiems nevalgyti mėsos ar kito nevalgomo maisto. Taip pat neleisti liežuviui mėgautis alkoholiu ir cigaretėmis. Jie taip pat neturėtų gerti arbatos ir kavos. Lytinių organų veikla taip pat apribojama. Žmogus neturėtų užsiimti neleistinais lytiniais santykiais. Neapribojus tokiu būdu savo jausmų, neįmanoma išvystyti Krišnos sąmonės. Sukontroliuoti savo jausmus įmanoma tik kartojant ir klausantis švento viešpaties vardo. Antraip, nuolatos būsime neramios būsenos. Kaip šeimos žmogus, kuris turi daug žmonų, kurios reikalauja, kad jis kartu su jomis mėgautųsi jūsliniais malonumais. O neklystantis viešpatie, aš esu panašus į žmogų, turinti daug žmonų, kurių kiekviena savaip stengiasi jį sužavėti. Pavyzdžiui, liežuvis nori mėgautis gardžiais patiekalais. Lytinis organas nori tenkinti saldžių geismų su gražiomis moterimis, o oda liestis prie ko nors minkšto. Skrandis, nors ir jau pilnas, reikalauja dar daugiau maisto, o ausys, kurios nebando klausytis apie tave, jas traukia tik dainos iš kino filmų. Uoslė mane traukia dar kažkur kitur, o neramios akys nori stebėti, kaip kiti mėgaujasi jūsliniais malonumais, o veikimo organai traukia į savo pusę. Tad nenuostabu, kad nepažįstu ramybės. Ir taip, šios eilutės buvo specialiai parinktos šiam seminarui ar kursui, kaip tik norime galime pavadinti, kad trumpai jums pristatyčiau tai, ką aš pats realizavau ir kasdien vis giliau ir rimčiau suvokiu ir suprantu savyje.
Štai kodėl jums sakiau, kad šis seminaras vadinasi Mano pavydas. Pas kiekvieną savas pavydas. Mes negalime sakyti, kad tai jo pavydas. Net jei dabar pasakysite, taip, tai jo pavydas. O tai reiškia, kad jūs dar nieko nesupratote. Taigi, kai aš skaitau, turiu omenyje mano pavydas. O kai jūs klausotės, turite omenyje mano arba kažkieno kito. Kodėl aš jį pavadinau mano pavydas? Kad šis seminaras liktų mūsų intelekte. Mūsų širdis jau perpildytos to, bet intelektas jo nepripažįsta. Intelektas sako, kas čia tokio, taigi visi aplink mus yra blogi. Viskas yra taip. Intelektas to nepripažįsta. Taigi, prisiminkime ankstesnę temą. Jei prisimenate, skaičiau eilutę iš Šrimad Bhagavat, kurioje Prabhupada aiškina, kad gyva būtybė pateko į materialų pasaulį dėl vienos priežasties, nes pavydėjo Krišnai. Kokiu būdu kyla pavydas? Tokiame nuostabiame veiksme, kaip palyginimais. Ir todėl šastros sako, kad kokybiškai mes visi esame lygus Krišnai, siela lygi Krišnai, bet kiekybiškai, galiomis mes prastesni. Ir kogi mes tada pavydime? Patrauklumo, kuris grindžiamas visko grožiu. Krišna Bhagavan, jis turi 6 turtus. Visas grožis. Įsivaizduojate, kas su juo besilygintų grožiu, tas vis tiek bus koks? Ar toks pat? Ir tai mus užgauna. Prisimenate, kaip aš jums apie veidrodėlį pasakojau? Veidrodėlį, visą tiesą pasakyk, kas pasaulyje gražiausia iš visų, grožiškiausia ir balčiausia. Prisimenate? Ir tai neduoda normaliai egzistuoti. Ir taip, pas Krišną visas grožis. Kas dar pas jį? Visa šlovė. Visa šlovė. Grožis. Visa šlovė. Kad ir koks šlovingas būtų žmogus, Krišna vis tiek yra. Koks? Labiausiai šlovinamas. Ir todėl mes sakome visa šlovė. Visa šlovė Šri Krišnai, Čaitanijai, Prabhu, Nityanandai, Šri Advaitai, Gadatharai, Šri Vasadai, Gaura, Bhakta Vrindai ir visa šlovė Šrilai Prabhudai.
Kodėl mes taip sakome? Ar jūs nepastebėjote, kad šlovė mus nuolat neramina? Mes visada lengvai galime susitaikyti su tuo, kad dievybė nėra graži. Mes netgi galime manyti, kad niekas nesivaiko dievybės ir niekas nenori už jo ištekėti. Ir dievybė nėra ypač šlovinama. Bet jūs pažiūrėkite, kaip mes reaguojame vienas į kito išorę. Kokie pečiai, moteris galvoja. Oho, kokio ūsai, kokios ausys, kokios kojos, koks gražus, kokios akys. Bet šlovė niekam neduoda ramybės. Ir todėl sakome, visa šlovė Šrilai Prabhupádai, visa šlovė Šri Krišnai, visa šlovė Harinama Sankirtana misijai. Nu kodėl visa šlovė? Ar mums kas nors lieka? Ne. Visa šlovė nukeliauja ten. Maža to, kad ten dar ir visas grožis nukeliavo. Sugriovėme savo gyvenimus. Mes čia pasenome. Mes čia praleidome tiek daug laiko. Geriausius metus skyrėme. Kas mano, kad geriausi mūsų metai yra jaunystė? Kas mano, kad geriausi mūsų metai yra senatvė? Kas mano, kad geriausi mūsų metai yra tada, kai visko turėjau? Ir taip toliau. Kiekvienas turi savo idėją apie geriausius metus. Ir dėl kažkokios priežasties visas grožis ir visa šlovė ten nukeliavo. Ten. Kitas dalykas. Visas turtas. Butus pardavė, viską paaukojo per kvailumą ir vėl viskas ten nukeliavo. Taigi, žmonės pavydi, grožiai, šloviai kažkieno turtui. Ar jūs visi tai jaučiate? Na, bent jau mano pavydę. Manajam jaučiasi? Taip. Aš grožiui pavydžiu. Šloviai. Negaliu užmigti. Turtai. Bet dėl kažkokios priežasties jie visada kažkieno kito. Mano turtas kažkieno kito. Ar galite įsivaizduoti? Aš tai jaučiu sistemingai, kad bent jau mano turtą turi kažkas kitas. Ir jis kėsinasi į jį. Toliau. Visos žinios. Ir mes nuolat jaučiame, kad kažko nežinome, nepatempėme. Mes pavydime tiems, kurie žino daugiau nei mes. Mes jaučiame tai, kurie yra labiau kvalifikuoti. Jam į burną žiūrime. Mes gražus, garsūs, bet kvailiai. Kuo mes garsėjame? Grožiu ir viskas. Sako, graži eina. Arba gražus. Ir mums uždeda kokią nors pravardę. Malvina, Barbė. Arba sako, Pinokis eina. Iki jos mens medinis. Jis labai garsus Pinokis, bet jis iš medžio. Tai yra, Pinokis turi šlovę, bet nėra gražus. Ir dar medinis. Bet užtat jis minkštos ir geros širdies. Taigi, mes sakėme, šlovė, grožis, žinios, turtas. Ir ką dar turi Krišna? Kiek mes suskaičiavome? Grožis, šlovė, turtai, žinios. Kitas dalykas. Kas pamatuos? Visa galia. Visa galia. Ir Krišna sako, aš galia galingųjų. Aš duodu šias galias. Aš duodu grožį, aš duodu turtus, aš duodu žinias, aš duodu šlovę. Žiūrėkite, o mes norime tai atimti iš kito. Tai labai stebina. Tikriausiai nesusimastėte, apie ką kalbu. Ar mes suprantame, iš ko norime visą tai atimti? Ir kam visą tai priklauso? Krišnai. Ir tik jis gali mums duoti grožį, šlovę, turtus, žinias, jėgą.
Bet pati nuostabiausia Krišnos savybė yra su viskuom tuom. Jei mums visa tai būtų duota, kokiais mes taptume? Kaip sužinoti, kad žmogus yra atsižadėjęs? Jis tuom nesididžiuoja. Kaip žinoti, kad jis yra atsižadėjęs? Jis už savo gerumą neieško ko? Gerumo. O mes galvojame, kad jis vaikšto be kojinių, tame yra atsižadėjimas. Kad jis nieko neturi, tik medžiagos gabalą, maišelį, karoliukus. Jis nesiekia iš šios veiklos grožio, šlovės, turto, žinių, stiprybės ir atsižadėjimo. Jis nesiekia nieko savo. Jis atsižadėjęs. Jis negalvoja, šitiek daug pamokslavau, dabar visi turi mane gerbti. Net už tai kojines galiu nusiauti. Ir jei kas nors manęs čia negerbs, aš galvosiu, aš taigi jį išgelbėjau, o jis, koks negeras. Tai reiškia, kad aš koks neatsižadėjęs. Taigi, o mes manome, kad atsižadėjimas yra tada, kai kažko neturime. Ne. Atsižadėjimas reiškia, kai mes atsisakome savo veiklos vaisių. Kokie pamokslavimo vaisiai? Šlovė, turtas, įvertinimas, pagarba, moterys. Višmanatki Čiklanatija Kūras sako, kai žmogus tampa ryškus Krišnos sąmonėje, visi pradeda jį prie jo trauktis. Visi mano, kad jis labai gražus. Visi mano, kad jis yra šlovingas, šlovinamas, jį šlovina ir taip toliau. Ir kas jam padeda būti atsižadėjusiu, tai tie, kas jam ką daro? Pavydi. Kaip mes galime sužinoti, ar mes turime žinojimą, ar ne? Žinojimo rezultatas yra koks? Atsižadėjimas. O atsižadėjimo rezultatas? Atsidavimas. O atsidavimo rezultatas? Meilė. Transcendentinė meilė. Kaip mums sužinoti, kas turi žinojimą? Nuo ko jis atsižadėjęs? Jis turi būti atsižadėjęs. Kaip reiškiasi atsižadėjimas? Jis nereaguoja į ką? Į šlovę ir kritiką. Ir todėl Krišna sako, kas jam brangus bhaktas. Ką reiškia brangus bhaktas? Ką Krišna priima kaip bhaktą, o ne kaip publiką. Krišna paaiškina Ardžūnai, ką jis asmeniškai priima kaip bhaktą, o ne ką jam Ardžūna vardina. Ardžūna labai pažengęs. Ardžūna vardina tas, anas. Aš manau, kad mano dėdė visiškas kūjis, šaunuolis. Štai mano mokytojas dvasinis. Matau savo brolius. Ten Šūrinas, ten Dėdovas. Ir visi jie kokie? Pažangus. O Krišna jam sako, o aš galvoju, bet mano nuomonė šitie yra pažangus. Ir jis jam sako visiškai skirtingus dalykus. Jis sako, džiaugsme ir liūdesyje, šlovėje ir negarbėje, turtuose ir skurde, laimėje ir nelaimėje, karštyje ir šaltyje. Jis nepasikeičia. Kas nepasikeitė? Jo noras ką daryti? Tarnauti Krišnai. Nepasikeitė jo noras tarnauti Krišnai. Tas yra bhaktas. Jis atsidavęs ir jis man yra labai brangus. Todėl mano malonė jis tai įveikia. Tai yra jo entuzijazmas atsidavimo tarnystėje, jo energija, jo potencialas, jo stiprybė nesikeičia. Nesvarbu, ar jis šlovinamas,
ar kritikuojamas. Ar Ar visi jautėte, kai esame šlovinami, mūsų stiprybė didėja? Jautėte? Kada esate giriamas, kalnus nuversiu. Горы сверну. भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Tonight every soul sings together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tonight, every soul sings together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Ir todėl mes sakome, ai, šita paskaita mūsų neįkvėpia, nieko gero, mes nieko nedarysime, bloga paskaita. O Kirtanas toks blogas buvo, kad net nebesinori knygų platinti. Kas čia iš viso paskaita? O vat Maharadžas skaitė paskaitas. O šitas atėjo ir viską sugadino. Kas dabar kaltas? Jisai. Он. Tai reiškia, kad jūs dar netapote kuom? Baktas. Nėra žinojimo, nes žinojimas suteikia atsižadėjimą nuo to. Žinios įsitvirtina žmogaus širdyje ir iš širdies gyvai būtybei Krišna pradeda tiekti jėgą. Tai vadinasi baladut padita. Kada mes gauname šią jėgą? Kada bendraujame su baktais. O bendrauti, duoti ir gauti galima tik tada, kada nepavydime. Tik tada, kada mes nepavydime. Atsimenate, ką Dvamrita Maharadžas sakė? Ta pačia tema, kurią mes diskutuojame, kad mes negalėsime išlikti mūsų bendruomenėje, jei netinkamai bendrausime, jei mes vienas kitam ką darysime. Pavydėsime, mes visi susiėsime, būtent mes ir sunaikinsime pačius geriausius žmonės čia. Bhakti procesas kels žmogų, nes jis seka šiuo procesu. Procesas jį pakels, Krišna duos jam jėgų, tai suteiks jam patrauklumo ir visa kita. O mes jam ką darysime? Smugdysime. Mes jį smugdysime. Mes nuleidinėsime draugas draugą, mes negalėsime bendradarbiauti. Kodėl mes negalėsime bendradarbiauti? Dėl įvairių nesutarimų, dėl pavydo. Ir Šrila Čakranakti Akuras sako, kad pavydas vienu metu savyje nešiojasi visus 5 ankstesnius trūkumus. Tai vienintelis šeštasis. Tai vienintelė šeštoji problema. Pavydas, kurio viduje yra visi 5 išvardinti elementai. Kas žinote kokie? Geismas. Kas dar? Pyktis, gobšumas, beprotybė ir iliuzija. Taigi, pavydas viską tai nešiojasi savyje. Kai tik žmogus pradeda pavydėti, visa tai iškyla, reiškiasi. Ar dabar pradedate suprasti, kodėl mes su jumis kalbamės apie pavydą? O ne apie ką kitą, ne apie geismą, ne apie pyktį, nei apie nieką kitą. Kai tik mes pradedame pavydėti, mumise visas 5 iškart pasireiškia vienu metu ir mes pradedame pagal juos veikti. Iliuzija, beprotybė, pyktis, godumas ir geismas. Nuostabu, baisus dalykas. Taigi,
Priminsiu, kas yra pavydas. Apie ką mes kalbėjome, greitai ir trumpai. Ožikovo žodynas. Prisimenate? Taip, specialiai būtent tam, kad galėtume palyginti, ar visi žmonės suprato, kas yra pavydas, kaip kiekvienas žmogus į jį žiūri, nes kartais mes negalime suformuluoti ir apibrėžti, kas tai yra. Taigi, Ožikovas rašo žodyne. Susierzinimo jausmas, kurį sukelia kito žmogaus gerovė ir sėkmė. Toliau. Pavydas religijoje. Pavydas yra sielos liūdesys, kylantis dėl artimo gerovės. Pavydas yra pirminė sėkla visam pykčiui, pirminis pralaimėjimas visų nuodėmių, pirmasis nuodingas purvas, kuris perskyrė žemę ir dangų, pirmoji apsimestinė liepsna, uždegusi amžinas kančias ir kankynės. Koranas. Griežtai stenkitės įveikti pavydo jausmą, nes pavydas praryja gerus darbus taip greitai, kaip ugnis praryja sausą malką. Pavydas skatina žmogų dėti bet kokias pastangas, kad gautų pavydo objektus, ignoruojant sąvokas garbės, gerumo ir padorumo. 113 sūra. O Allah, apsaugok nuo pykčio pavyduolį, kada jame pavydas bręsta. Pavydas yra tada, kai jį turintis asmuo nenurims iki tol, kol tas, kuriam pavydi, nepraras pavydimo objekto. Pavydo kokybė yra žalinga ir nuodinga, pirmiausia pačiam pavydinčiajam. Baktas negali nešiotis ir vystyti pavydo savyje, nes pavydas būdingas tik veidmainiams. Pavydas ir tikėjimas negali ramiai egzistuoti širdyje, nes vienas neišvengiamai išstumia kitą. Pavydas greičiau nei visos kitos ydos praryja gerus darbus ir veiksmus jo nešėjo. Anksčiau minėta pavydo forma patenka į aistros pavydo kategoriją ir nežinojimo. Mes vakar jau aptarėme, kas yra baltasis pavydas, kaip žmonės sako. Jį vadina baltuoju pavydu, gerasis pavydas. Kaip žinoti, ar mes pavydime juodų pavydu? Tik du iš tikro. Raudonas ir juodas. Visa tai vienas ir tas pats. Tai yra, mes nesuprantame esmės. Todėl yra baltas ir juodas. Tik du. Nes pasaulis yra koks? Dualus. Nors jame ir 3 materialios prigimties gūnos. Bet pasaulis vis dėlto koks? Dualus. Nes juodas pavydas gimsta iš raudono. Ir taip, minėjau, kas yra baltasis pavydas, arba pavydas gerumo gūnoje. Tai yra tada, kai matai gėrį kitame žmoguje ir nenori, kad jis jį prarastų. Ir tu pats stengiesi įgyti tokias savybės, įgūdžius, meistriškumą ir gerumą, ir tai priimtina, nes pavydintysis nori mokintis iš sėkmingo žmogaus. Tai yra baltasis pavydas. Taigi, pavydas sukelia piktumą, priešiškumą ir pykstimą ir visada nuspalvintas geismu ir beprotybė. Prisimenate, kai kalbėjome, kada geismas nepatenkintas, kyla pyktis. Pyktis atjungia atmintį. Žmogus pamiršta, kur jis, kas jis ir kaip turi elgtis. Tai, ką jis sako tokioje būsenoje, yra nesąmonės. Viską, ką jis daro, yra beprotybė. Ir viskas, ko jis siekia, mirties. Kas norės su tokiu bendrauti? Taigi, pavyde yra visos 5 aukščiau paminėtos savybės, įžeidimai, priešų,
Ir Višmanatki Čakravarti Akur tai vadina 6 priešais. Jis sako, kad bhaktai visų pirmiausia yra nepavydūs. Ir tik dėl to jie yra bebaimiai. Aha, va iš kur kyla žmogaus bailumas. Ir taip, kuo žmogus bailesnis, tuo jis labiau pavydus. Tuo labiau jis pavydus. Ir taip, galima sakyti, kuo labiau aš pavydus, tuo labiau aš tampu kuom? Bailiu. Tuo labiau aš tampu geidulingesnis, tuo labiau aš tampu gobšesnis, tuo labiau aš tampu piktesnis, išprotėjęs ir tuo labiau aš pasineriu į ką? Į iliuziją, į iliuziją. Tai yra, aš vieną dalyką laikau kitu. Tai yra, aš priimu priešingą variantą. Gėrį priimu kaip ką? Kaip blogį. Sielą kaip kūną, laimę kaip nelaimę. Tai, kas man palanku, priimu kaip ką? Kaip žalingą. Tai vadinasi iliuzija, visiškas nežinojimas. Ir taip, tęsėme. Vakar čia baigėme. Taigi, šiandieną tęskime. Dar kartą pakartosiu. Pavydas savyje nešiojasi visus 5 išvardytus trūkumus arba mūsų priešus. Tai pyktis, jei prisimenate, gobšumas, geismas, beprotybė ir iliuzija. Pavydą gali atgaivinti tam tikri veiksniai, kurių galime nepastebėti ir nežinoti, kad būtent taip atgaivinamas pavydas. Tai tęsiu šiandienos paskaitoje. Pirma, priešiškas požiūris į ką nors ar konkretų asmenį. Priešiškas požiūris į ką nors ar konkretų asmenį išprovokuoja pavydą. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Bali Maharadžas pakęsti negalėjo pusdievių. Kodėl? Jis buvo demonas ir jis viską iš jų atėmė. Jis juos nugalėjo. Jie norėjo tokių intrigų ir buvo įsivėlę į politiką. Jis juos pranoko visus ir nugalėjo. Jis juos nuvijo į atokiausius visatos regionus ir tapo lyderiu numeris 1. Balis demonas. Kaip jūs galvojate, kokį jausmą jam jautė pusdieviai? Įsivaizduokite, kad esate pusdievis, o aš, ne Balis tebūnie, kas nors kitas. Balis yra per daug didi asmenybė. Jis yra personifikacija. Otmani vedanam. Visiškas atsidavimas Krišnai. Na, įsivaizduokime, ar čia yra žmonių, iš kurių aš ką nors atėmiau. Galvoju, kad yra. Atėmė gerą nuotaiką, atėmė viltį į Krišnos sąmonę. Aš kaip dėmė, dyglis ir taip toliau. Ir tikrai tarp jūsų yra tokių žmonių, kurie galvoja, ai, koks jis. Tai va, jeigu jaučiame kam nors priešiškumą, nesvarbu kam. Ir įdomiausia, ne tik gyvai būtybei, bet ir kokios nors situacijos atžvilgiu. Šastrose sakoma, kad priešiškas požiūris į nesvarbu kokį asmenį ar situaciją gali išprovokuoti ir atgaivinti ką? Pavydą. Tai pirma, todėl sakoma, kad jokių būdų Vaišnavas niekada nieko nelaiko, ko? Priešu. Nieko. Vaišnavą daugelis gali laikyti priešu, bet pats Vaišnavas nieko priešu nelaiko. Todėl aš negaliu
Prašau, nelaikykite mane savo priešu. Antraip, jumise pasireikš kas? Pavydas. Jis bus išprovokuotas. Jei aš kurį nors iš jūsų laikysiu savo priešu, tai aš pats išprovokuosiu pavydą savyje. O tai reiškia, kad aš dar labiau pasinersiu į godumą, geismą, beprotybę, iliuziją ir pyktį, pats išprovokuodamas. Štai kodėl sakoma, kad Vaišnavas nieko nelaiko priešų ir Prahlada Maharadžas nieko nelaikė savo priešų. Bet Prahlada Maharadža, kad jis taip elgėsi, taip kalbėjo tiesiai tiesą. Hiranyakashipu labai norėjo, kad jis kalbėtų taip, kad jam būtų malonu. Kaip jūs galvojate, ar Prahlada žinojo, kad jei jis būtų kaip nors kitaip, lankščiau kalbėjęs, tėvas būtų jo patenkintas? Kaip jūs galvojate, kodėl Prahlada Maharadžas kalbėjo būtent taip, kaip yra, tiesiai? Nes jis bhaktas. Jis nepardavėjas. Jis kalbėjo tiesiai, šviesiai, taip kaip yra. Ir tai labai nepatiko net jo paties tėvui. Ar kada nors savo gyvenime esate pastebėję, moteris ir vyrai, kai mums sako kokį nors nemalonų dalyką, labai ramiu balsu, netgi labai tyliu balsu, mes sakome, o ko čia šauki? Kodėl puoli? Ar kada nors tai girdėjote savyje? Na bent jau manyje. Jei jums labai sunku, aš visada noriu jums palengvinti. Ar jūs girdėjote, kad aš taip? Jūs visada man kažkaip ramiai sakote. Brangus Lakšminaraina, bet jūs labai didžiuojatės. O aš sakau, ko čia važiuojant manęs, ko čia šūkauji? Taigi, mumise pasireiškia labai stebinantys jausmai, skirtingos savybės. Narayana. Deep breath. Take a moment to close your eyes. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayana. Ir taip, antras dalykas, kuris gali išprovokuoti pavydą. Ką reiškia išprovokuoti? Tai yra, jo kaip ir nejaučiame, bet paimame ir išprovokuojame, pažadinti. Taip, kas dar? Kaip tai taip pažadinome, jis prasmuko ir stovi ten kampe. Pavydas apsisuka ratu ir tampa
dar stipresnis. Она становится Jis сильней. tampa dar stipresnis. Так-то она может так Šiaip tai jis gali būti pavargęs. такая. Она Jis тоже taip иногда pat устает. kartais pavargsta. Ar esate jautę? Oi, aš taip pavargau pavydėti. Tegul jie daro, ką tik nori. Oi. Jautėte tai? Даша говорит, ой, да боже, O Dieve ой, да mano, просто tegul jie tik незнакомые. būna, tegul jie visi būna gražus, didingi ir kuproti. Kartais mes pavargstame Устаем pavydėti. завидовать. Kartais pavydas atrodo toks, na jau gerai, čia pagulėsiu. Так мы Tai ей va, не даем mes jam полежать. neleidžiame pagulėti. Чем? Kuom? Вот Vat, этим. tuom. Итак, второе. Ir taip, antras dalykas. Что же может Kas gali išprovokuoti pavydą, kai jis nori pasipriešinti ir šiek tiek pasnausti, Ну как-то передохнуть. na, kaip nors pailsėti. Представляете, как Ar мы galite тренируем įsivaizduoti, kaip постоянно mes jį день, nuolat ночь, treniruojame, dieną ir naktį, jis yra tarsi mūsų baktas. Она Visą день, она dieną вообще jis не visai nemiega. Мы Mes даже net ночью naktį во сне sapne завидуем. pavydime. Даже во сне Net завидуем. sapne pavydime mes. Вась, потому что мы все Kadangi mes visi sapne norime mėgautis, избегаем разных bandome išvengti sunkumų, bijome sapne to ano ir darome ką nors bjauraus ir todėl košmarus sapnuojame. кошмарные сны Kai esame baudžiami už ką nors bjauraus и хорошие. ir gerieji sapnai, Когда мы kai mes linksminomės ir nespėjo mūsų nubausti sapne. просыпаемся. Ir tada mes pabundame ir išlimpame tą arba kitą koją. Итак, Taigi, antras dalykas, что же может kas gali išprovokuoti pavydą. высокомерие? Arogancija, kuri mums neduoda ramybės, kai matome kito privalumus. Тоже удивительно. Taip pat stebina. Высокомерие. O mes galvojame ir sakome liūdesys arba sielvartas. O arogancija, kai matome kito privalumus. Paprastas pavyzdys - Dakša. Jis buvo Pradžapati karalius. Dakša buvo labai didis. Visi gerbė Dakšą. Dakša švietė kaip trys saulės. Ir jis elgėsi arogantiškai su kuom? Su viešpačiu Šyva, Потому что ему, kadangi jis pavydėjo. и когда он Ir проявлял kai jis demonstravo šią aroganciją, pavydas tik tais ką увеличивалось, didėjo. увеличивалось и Didėjo ir augo. Чем больше Kuo он labiau jis проявлял demonstravo высокомерие, aroganciją viešpačiui Šyvai, tuo labiau jo pavydas provokavosi ir todėl augo. O tai reiškia, kad kiekvieną kartą jis vis giliau ir labiau grimzdo į iliuziją, į pyktį ant viešpaties Šyvos, еще больше и dar больше. giliau ir daugiau, todėl net jo paties dukra jam nebuvo kliūtis. Jis paukojo net savo paties dukterį dėl savo pavydo. Мы можем видеть, Mes galime matyti, kaip Durvasa pademonstravo aroganciją Ambarišo Maharadžo atžvilgiu. почему. Kodėl? Шастрах объясняет. Šastros paaiškina priežastį. Durvasa pavydėjo Amborišai. Он Jis позавидовал. pavydėjo. Мы-то думаем, O mes galvojame, kad jis per ekadašį kažką netą padavė. Ne, это лишь tai был buvo tik повод. priežastis. Taigi, tokiu būdu mes sužinome kitą pavydo pusę. Pavydas visada ieško priežasties. Priežasties. Почему? Kodėl? Потому что Nes зависть pats сама по pavydas себе iš savęs полностью visiškai лишена neturi природной jokios logikos prigimties. логики. То есть, Tai тот, кто yra, лучше нас, kas yra geresnis už mus, mums būtų gerai iš jo pasimokinti. логика, Logika. а у нас что? O pas mus kas? Наоборот. Priešingai. Таким образом, Tokiu būdu pavydas iš savo prigimties visada yra be logikos. Kad pateisinti pavydą, ką pavydas daro? Ieško logiško. логического Ko? чего? Logiškos įvykių eigos. Логического Logiška направления. įvykių eiga. И поэтому Ir todėl завистник pavydus žmogus visada ką darys su jumis? Teisingai, jis jūs šnipinės, jis jūs stebės, kad rasti priežastį,
kuris suteiks jam galimybę logiškai išreikšti savo ką? Pavydą. Tai tik priežastis. Таким образом, Todėl protingas žmogus dėl to nesijaudins. и Кришна говорит, Ir Krišna sako Ardžunai, как огонь kaip сопровождается ugnį огнем, lydi dūmai, так любое taip ir bet усилие kokios в этом мире pastangos šiame pasaulyje lydimos kuom? недостатками. Trūkumais. И это, Арджуна, Ir tai не tau, дает Ardžuna, права nesuteikia исполнять teisės nevykdyti savo pareigos. Почему? Kodėl? Эти недостатки Nes tie, kurie tau pavydėjo tavo trūkumų, ne tavo pastangų, o būtent tavo trūkumų, atkreips dėmesį tik tais tie, kurie tau позавидовал. pavydėjo. Чему же они Ko jie позавидовали? Твоим pavydėjo? недостаткам Tavo или trūkumų твоим ar усилиям, pastangų, которые kurios buvo vainikuotos triumfu. И это лишь Ir tai tik твои tavo недостатки, trūkumai, которые в kurie этом pasireikš триумфе šiame проявятся. triumfe. Они лишь Jie bus tik повод pretekstas tiems, для тех, kurie tau кто ką? делает что? Позавидовал. Pavydi. И это не Ir tai дает tau тебе nesuteikia права, teisės, Ardžuna, nevykdyti savo pareigos. Tai yra, tai tau nesuteiks teisės nustoti dėti pastangas. Štai ko nori pavydų žmonės. Pavydų žmonės nori pateikti trūkumus, kad atimtų iš jūsų ką? Чего? Pastangas, Силий. jėgas. А сила дает O stiprybė kyla iš vintalinės energijos, tai yra iš entuzijazmo. Jie nori kompromituojančią medžiagą nuslopinti jūsų entuzijazmą, kad jūs nustotumėte dėti pastangas šią kryptimį. Tai yra, nustotumėte kovoti. И так можно Ir tokiu būdu galima suklaidinti kokį žmogų, который не kuris neturi žinių, kuris siekia tik šlovės, но ничего-то другого. o ne ko nors kito. То есть Tai мотивация yra, человека žmogaus motyvacija iš karto išryškėja, jei jūs supainioja laimė ir nelaimė, turtas ir skurdas. Tai reiškia, kad visa veikla vykdoma vedama materialių, savanaudiškų мотивация. motyvų. Итак, Ir taip, toliau. третье. Trečia. Провоцируемое. Provokacija. Išprovokuotas ir žadinantis pavydas. Страх Baimė dėl savo padėties ir dėl savo perspektyvų. какие? Kokios perspektyvos ir kokios padėties? Materialios. Kaip jūs galvojate, kuo skiriasi dvasinė padėtis ir dvasinės perspektyvos? Ir materialinė padėtis ir materialinės perspektyvos. Kas gali pasakyti, koks esminis skirtumas? Laikini, kiti ir amžini. O aš skaitau, kad ne. Teisingai. Tinkama materialinė padėtis ir materialinės perspektyvos leidžia mums mėgautis malonumais. O dvasinė padėtis bei dvasinės perspektyvos leidžia mėgauti dvasiškai aukščiausiąją dvasią. Aukščiausiąją dvasią. Kaip jūs galvojate, ką realu atimti, o ką nerealu atimti materialiame pasaulyje? Materialią padėtį realu atimti, materialias perspektyvas realu atimti, o dvasinę padėtį ir dvasinės perspektyvas ar galima atimti? Sudeginti ugnimi, išdžiovinti vėju, sušlapinti vandeniu. Ar galima? Ne, Только чем? tik tais kuom. Как же можно Kaip tai galima atimti, jei pas jūs patį atsirado pavydas? Ir viskas. И Дурваса Ir Муни Durvasa Munis vos neprarado savo padėties. Jis buvo ją praradęs kurį laiką, kol lakstė, kol bėgiojo. чтобы убегать Nes от norint Сударшана ištrūkti чакры, iš нужно было Sudaršana оставить čakros, положение и reikėjo atsisakyti situacijos ir perspektyvų. И он столько Ir бегал, jis tiek столько daug бегал, bėgiojo, чакра его tiek критиковала. daug bėgiojo, o čakra jį kritikavo. Она не Ji ne šiaip jį kritikavo, ji bijosi paskui jį. Дакша. Dakša, ar galite įsivaizduoti, kad dabar ožkos galvą gaunate? Aš dabar priešais jūs sėdžiu ir čpok. Pasikeičia. Iš pradžios bus pirma tokia reakcija. Paskiau jūs vienas į kitą pradėsite žvalgytis. Bet vienas į kitą ne todėl, kad kažkas vyksta su jumis.
Bet ar dar kas nors kitas mato, kas įvyko su jumis, ar ne? Kad patvirtintų, žmogus visada nori patvirtinimo. Ar visi mato, kad jūs? Taip, ožys. Ar visi mato, kad jūs ožys? Jei visi, tada žinoma, kas jūs esate. O jei ne visi, tik aš pažengęs matau. Ir taip. Baimė dėl savo pozicijos ir perspektyvų. Verslininkai bijo ir tai išprovokuoja pavydą. Jei jūs neleidžiate jiems kažką daryti, balkutes platinti ar dar ką nors kitą, arba žmogus įsikibęs į pareigas laikosi. Jis sako, ne, aš būsiu regiono sekretorius ir niekas kitas, nei vienas, aš juos specialiai atrinkau, kad jie man neprieštarautų. Tai provokuoja pavydą. Kokia perspektyva? Bet kokia materialinė padėtis siekiama turint vieną tikslą – su perspektyva į malonumą. Su perspektyva mėgauti save ir visus, kurie yra su tavo kūnu, ką? Surišti. Šeimos verslas, šeimos pareiga. Ir todėl mes sakome, šitas vaikas ministro. Ministras tai jis, o palaiminimas vaikui. Ir todėl mes to laikomės. Anksčiau sovietiniais laikais sakydavome, tai suprantama, tai barmeno vaikai, gerai apsivilkę ir taip toliau. Tai mums suteikia galimybę mėgautis. Ir todėl mes už to įsikibę. Ir todėl mes už to laikomės. Ir kai tik mes pradedame jausti baimę dėl savo materialios padėties, dėl materialios perspektyvos, laimės. Oi, mes susituoksime, karvę Mašą pavadinsime su perspektyva. Kaip laimingai gyvensime, bus namas, bus viskas. Mama centre. Aš su vyru, o mama centre. Vyras myli mamą, namą. Buvo kažkokia reklama, nebeprisimenu. Vyras apie mane galvoja taip, meilužis apie mane galvoja taip, mama taip, tėtis taip, ir ten prasideda. Tėtis mane mato tokią, vienuolę, besimeldžiančią tokią katalikišką. Tai tėtis, įprastai tėtis savo dukrą visada mato, kaip? Vienuolę. Mama mane mato taip, ji ten stovi, didžiulis namas, sodas, daugybė vaikų, žmona iš vienos pusės, šone, atokiau nuo vaikų ir namo, o centre su žentu, kaip jūs manote, ką jis apkabinęs? Mama galvoja taip ir šito nori iš manęs. Mama turit? Ir ten taip toliau ir taip toliau. O jis sako, o iš tiesų aš tai tokia. Ir ji ten virina kažkokį motociklą ir sako, būk pats savimi. Sprite. Tai yra, mes galime galvoti kaip tik norime. Yra tokia didelė baimė prarasti visas šias perspektyvas. Pas ją sava baimė prarasti perspektyvas ir visi ant mūsų stato savo planus. Perspektyvas. Mes ant kažko statome savo planus, ant vaikų, ant žmonos, žmonos ant mūsų, vaikai taip pat ant mūsų perspektyvas ir planus. Ir mes bijome prarasti vienas kitą, nes tai sujauks mūsų planus. Ir visų pirma, mes bijome prarasti savo kūną ir laikomės jo, savo pozicijos. Kodėl? Nes tai instrumentas į jūslinių malonumų, nes mūsų planai kokie? Ką veiksim? Žmonės sako, kam tada gyventi? Šiandieninėje paskaitoje man būnant kažkas pasakojo, Maharažas pasakoja. Jeigu jūs nevalgote mėsos, o ten į karą kažkur reikėjo eiti. Sako, o kodėl jūs nenorite į karą eiti? Ai, čia pas mus tokia religija. O kas ten pas jūs per religiją? Nu kaip, mes ten 16 ratų džapos kartojame, mėsos nevalgome, seksu neužsiimame. Ir tas, kuriam tai pasakoja, sako, tada geriau eisiu į karą. Kam tada išvis gyventi? Kokios perspektyvos?
Kad perspektyva būtų įgyvendita, reikia užimti poziciją ir statusą. И страх O baimė prarasti šias pozicijas ir perspektyvas rodo tai, kad mes norime mėgautis. O mes norime mėgautis tik dėl vieno, kad mes ką darome? Mes pavydime. Mes norime mėgautis atskirai nuo Krišnos, nes pavydime jam, kad jis mėgaujasi. Ir todėl norime mėgautis patys. Nenorime, kad jis mėgautųsi. Norime patys mėgautis. Ir visi mūsų planai ir norai tik tokie. O tam mums reikia pareigų, padėties, menedžerių būti ar dar kažkuo ten. Viešbučio direktoriumi, direktorius parduotuvės, batų skyriaus. Sekantis. Следующее. Ketvirta. Siekti valdžios, lyderystės pozicijos. Ir todėl visų, kurie gali jos siekti, įžeidinėjimas. Четвертое. Последнее. Ketvirtas, paskutinis. Čia tokios bazinės. Jei visą tai smulkiai pasakoti, tai neužteks nei vieno festivalio, nei kito festivalio. Ir todėl kalbu bendrai. Ir taip, sekantis ketvirtas. Tai, kas išprovokuoja ir sustiprina mūsų pavydą, tai yra valdžios siekimas vadovaujančių pareigų ir todėl kito niekinimas, kuris gali į tai pretenduoti. Taip mes galime pamatyti, kas iš tikrųjų kelia mums grėsmę situacijoje, arba kas iš tikrųjų mums trukdo pasiekti šią padėtį. Итак, Ir taip, оппозиция нам мешает. opozicija neleidžia mums užimti savo padėties. O tie, kurie mus laiko nevertais, maišo mums užimti savo padėtį. Так? Taip? И вот Ir jei mes šiuos žmonės visais įmanomais būdais engiame, įžeidinėjame, охраняем про них разные skleidžiame apie juos įvairius gandus, pletkus ir panašiai, то мы tai mes savyje išprovokuojame ką? Pavydą. А значит, O tai reiškia, kad kartu su tuom ir visa kita didėja. Iliuzija, beprotybė, geidulys, pyktis ir kas? Geismas. Geismas. Viskas stiprėja iškart vienu metu. Ir todėl baktas turi būti labai budrus šioms būsenoms, vidinėms būsenoms. Ir pirmiausia, į pavydo būseną, из-за которого появился dėl kurios atsirado pyktis, geismas, gobšumas, beprotybė ir iliuzija. Visa tai atsirado. Ir taip. Prisimenate istoriją apie nuostabų žmogų, gyvenusį karaliaus Akbaro valdymo laikais. Jo vardas buvo Berbala. Вербала. Bet tai bus kitos dalies istorija. Арджуна молвил: ты чистейший. Ты личность Бога, трансцендентен. Ты есть конечная обитель. Ты абсолют. Всевышний. Вечен. О, Кришна, тебе поклоняюсь. Как истину все принимаю. Непостижимых век познания. Ты цель ведического знания. Воистину лишь ты способен познать себя как бесконечность. Никто
Моя жизнь так быстротечна, не в силах познать Бога личность. Ни демоны, ни полубоги, ни мудрые из мудрых мире приблизиться к тебе не смогут, к твоим энергиям и играм. Пока себя ты не откроешь, а Бог богов властитель мира, один себя ты только знаешь, благодаря своей лишь силе. Молю тебя, мне расскажи, как мне познать тебя и помнить, как думать и служить тебе, в какой из форм твоих бездонных. О, Кришна, тебе поклоняюсь, как истину тебя принимаю. Я перед тобою преклоняюсь и славу тебе воспеваю. О, Бог богов, миров властитель, ты личность Бога трансцендентен, ты бесконечная обитель, ты абсолют Всевышний вечен. Говиндам Адипурушам, там Ахам Баджами. Говиндам Адипурушам, там Ахам Баджами. Верховный Бхагаван ответил: для блага твоего, Арджуна, я буду говорить, ты слушай. Открою истин, тайн, друг лучший. Я повелитель всех миров, я не имеющий начала, первопричина я всего и всех, и я всего создатель. Одним сотворено все мною, живых существ все мириады, всех тех, кто с вечною душою, их качество, их миллиарды. Среди адити я есть Вишну, я солнце лучезарное во мгле, и звезд луна, несущая прохладу. Все сущее покоится во мне. Все, кто неподвижны и подвижны, не могут быть проявлены на свет. Я семя, порождающее жизней, я тот, кто их хранит от многих бед. Я Рама среди всех с оружием, великий Брахма среди всех творцов. Средь вот существ я Бог Варуна, я Нарада среди всех мудрецов. Из рудр всех Господь я Шива, я Индра, царь богов небес. Из Якши-Ракш я бог Кувера, Богатств источник и чудес. из предков вечных я Арьяма, Ушедшие хранят живых, вершащий правосудие Яма, хранитель Дхармы, смерти бог. среди потомков Вишнева Судеева, средь пандавов я есть Арджуна, средь мудрецов премудрый Вьяса, а средь мыслителей Ушана. Среди жрецов Я Брихаспати, среди змей я есть Васуки царь, из знаков многоглавых я Ананта, из вас огни, я огонь. из полководцев Картикея, а из Гандхар Читрарадха, средь мудрости достигших я Капила, среди коров я щедрая Сурабхи, среди деревьев я Баньян, из неподвижных Гималай. от великих океан, Я меру из гор высочайших. Среди людей я царь великий, из демонов Даити я прохлада, среди зверей могучий лев, средь птиц великих я Гаруда. Я бог любви, мирской Кандарпа, причина порождения
Из рек величественная Ганга. Я буква А, из букв и знания свет. Среди женщин я удача, слава, верность. Их рассудительность и память, терпеливость. Я самоведа среди вед познания. Я жизненная сила. И я джив сознание. О, Кришна, тебе поклоняюсь, как истину тебя принимаю. Я перед тобою преклоняюсь и славу тебе воспеваю. О, Бог богов, миров властитель, ты личность Бога трансцендентен. Ты бесконечная обитель, ты абсолют Всевышний вечен. Говиндам, Ади Пурушам, там Ахам Баджами. Говиндам, Ади Пурушам, там Ахам Баджами. Я есть источник всех миров, духовных, также материальных. Я есть причина всех даров, источник знаний всех сакральных. Из всех вибраций я звук Ом. Я джаба, цель всех приношений. Я воспевание святых имен. Я Гаятри в поэзии священной. Начало и конец творений, и знаний всех наук о душе. Среди логиков я цель познаний. Я истина горящая во тьме. Мистическая сила и блаженство. Я вечно юн, и я древнейший, познавший это в совершенстве. Мне поклоняется всем сердцем лишь тот свободен от грехов, освобожден от тьмы иллюзий. Кто знает, что я не рожден, разрубит своей кармы узел. Лишь тот, кто убежденный, славит мое могущество и славу. Кого свет знания освещает, жизнь бхакти-йоги посвящает. Кто предан мне всегда в блаженстве, их мысли только обо мне. Посвящена их жизнь служению, во мне нашли удовлетворение. Беседуют лишь обо мне. Всем тем, кто служит мне с любовью, особенно я благоволю. Я проливаю свою милость, им вечность, счастье подарю.